Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip importuoti SketchUp projektą, sukurtą su ABF papildiniu į GitLab, kad galėtume paruošti detalės apdirbimui, atlikti nestingą ir eksportuoti failus staklėms. Pirmiausia, atidarome projektą SketchUp programoje. Prieš eksportą reikia išvalyti nepanaudotus taškus, medžiagas ir kitus nereikalingus elementus. Viršuje pasirenkame Window, tada Model Info. Atsidariusiame lange nueikite į Statistics kategoriją ir spauskite Purge Unused. Toliau ABF įrankių juostoje spauskite Add Labels, kad sugeneruotumėte žymas detalėms. Jei dar nepažymėjote briaunų, uždėkite briaunas Edges rankiniu būdu. Kai briaunos pažymėtos, panaudokite komandą Flatten. Tai suvienodins plokštumas ir paruoš detalės eksportui. Kai detalės paruoštos, saugome kaip DXF. Einame File, Export, 3D Model ir pasirenkame DXF formatą. Atidarome GitLab ir susikuriame naują projektą. Kairėje pasirinkite Import from other program, tada pasirinkite SketchUp ABF. Viršuje spauskite Select ir nurodykite ką tik išsaugotą SketchUp DXF failą. Nustatykite pagrindinius parametrus pagal savo projektą ir turimus įrankius, tada patvirtinkite importą. Po importo matysite, kad į GitLab įsikėlė visos detalės ir priskirtos operacijos. Patikrinkite lakštų sąrašą ir matmenis. Paleiskite Optimization of Cutting ir peržiūrėkite optimizacijos rezultatus, išdėstymą ir naudojamą medžiagą. Jeigu projekte naudojamos kelios skirtingos medžiagos, pakartokite optimizaciją ir kitoms medžiagoms. Jeigu išdėstymas atrodo tinkamai, eikite prie Post Processor. Ten pasirinkite tinkamus įrankius ir jų parametrus. Atidžiai patikrinkite viską ir patvirtinkite. Po patvirtinimo gausite gamybai paruoštus failus, tinkamus jūsų staklėms. Ačiū, kad žiūrėjote.